Taip. Ačiū Jums, kad rašėt, ačiū, kad diskutavot. Netrukus turėsim labai įdomų svečią ir kalbėsime apie neatpažintus skraidančius objektus. We have had some technical problems. 3, 2, 1, 0. Restartas. Restartas. Šiandien turim pakankamai įdomų svečią, su kuriuo pakalbėsime taip įdomi, kad jūs net neįsivaizduojat. Na, čia išanonsavome jau pakankamai, tai dabar pasigarsinkit vieno radijo imtuvą ir likit su mumis artimiausią pusvalandį. Aš labai džiaugiuosi, kad studijoje ne papai, ne ilgos kojos, ne Pagaliau. žurnale matytas veidas kažkur, o niekam iš tikrųjų nematytas kuklus Lukas Devita, bet šitas žmogus yra ufologas, ateivių tyrinėtojas ir galbūt kartais net ieškotojas. Ir atradėjas. Gal labas vakaras, Lukai, pirmiausia. Labas vakaras. Pirmiausia, dėkui, kad pakvietėt, labai džiugu dalyvauti jūsų laidoje. Ufologas tai garbingas vardas, aišku. Sakykime, mes visi tokie besidomintis galėtumėm vadintis, nes, kaip teigia kai kurie tyrinėtojai, tokių profesionalų ufologų lyg ir nėra Lietuvoje, kurie vien tuo užsimtų. Lukai, imkim jauti už žagų, iš pradžių toks, nežinau, klausimas, ar daug žmonių tai palaiko, bepročių, kai pasakai, kad tu domiesi ateiviais. Juk daugelis skeptikai sako, kokie čia ateiviai, nėra jokių ateivių. Taip, iš tikrųjų nelabai stengiasi apie tai pasakoti, sakykime, kažkur tai darbo aplinkoje ar šiaip kokioje aplinkoje. Bet kad yra bendraminčių, daugiausia, aišku, internete. Mes dabar gyvenam tais laikais, kai bendraminčių galbūt ieškom dažniau internete ir ten yra iš tikrųjų ir svetainės, ir jaunų žmonių, ir taip pat yra vyresnės kartos keli autoriai išleidę vieną kitą knygą, o ufologinių knygų lietuvių kalba iš tikrųjų ant pirštų suskaičiuot, bet vis tiek yra keletas. Ar pats esi matęs, ar norėtum pamatyti ateivį arba NSO, net pažintant skraidantį objektą? Tas norėti pamatyti, dar reiktų pagalvoti, žiūrint kokius atvejus. Daug knygų perskaitė ir kartais ir išruboka gali būti. Ką aš esu matęs, galbūt tai, kas yra dažniausiai registruotas kaip toks pasirodymas, kai yra kokia judanti keista žvaigždė. Toks yra dalykas, kur tikrai labai daugam pasitaiko ir galbūt tai tikrai judanti žvaigždė, galbūt satelitas ir tai, ką dėja aš mačiau, ne ką įspūdingesnė, tik tai kaip pats. Bet aš manau, negalim norėti mes visi matyti. Domėjimasis NSO šiais laikais tai tiesiog daugiau informacijos kaupimas, tyrinėjimas, skaitimas, straipsnių. Tuo labiau, kai pasirodo net Lietuvos ryte šiais laikais, tai yra pakankamai daug medžiagos. Yra publikacijų, ar ne? Spaudoje. Iš tikrųjų. Ir pasauliniu mastu, ypač praeitais metais buvo labai toks pikas, pagausėjimas ir tiek mokslinės informacijos, pavyzdžiui, buvo atrastas vanduo Mėnulyje. O kas būtų pasakęs prieš pusę metų, vanduo Mėnulyje. Gazuotas ar ne? Su citrina greičiausiai. Pradėkime šiek tiek nuo pat pradžių kalbėti, kas sugalvoja, kad, tipo yra ateiviai. Nuo ko prasidėjo viskas? Ateivių sąvoka iš Amerikos greičiausiai, ar ne? Taip, iš Amerikos. Greičiausiai jinai beveik vienu metu su ta NSO vadinama sąvoka UFO angliškai, kuri buvo arba skraidančios lėkštės, beveik vienu metu atsirado visos tos sąvokos ir jie į popkultūrą gal net greičiau negu kad, žinoma, netgi greičiau negu į mokslinį pasaulį. Pirmiausia, tai tiesiog pasileido į kinus, į popkultūrą ir tai buvo pokaryje, kai toks Kenneth Arnold lakūnas pamatė keistas, sakykime, net ne lėkštės formas iš tikrųjų, bet tokių... Kažką ore keisto, jo eskadrylė praktiškai tokių keistų objektų ir jisai žurnalistas pavadino skraidančios lėkštės ir tai prikybo. Vat tai atsirado. O apie ateivių šiek tiek vėliau pradėjo mąstyti, nors iš kitos pusės iki mokslinės eros buvo manoma, kad Marse gyvena ateiviai ir 19 amžiuje. Tai buvo labai normalu. Kaip ir kalbėjo marsiečiai, dabar negali to pavadinti, nes Marse tikrai nėra nieko. O tada buvo sinonimas. Lukai, ar pasakyk mums dabar tiesiai šviesiai, ar yra neginčiamų faktų įrodymų, kad jie ateiviai egzistuoja? Na, kad kažkas yra anapus. The truth is out there. Greičiausiai tai geriausias tas pasakymas. Nes tie faktai šiais laikais, kaip paimi, tai paimi iš karto už galvos. Nes ir kas šiais laikais yra faktas, labai yra sunku suprasti. Jeigu tai yra video medžiaga, mes iš karto žiūrime tai. Jeigu jinai, kitaip sakant, labai gera, mes galvom, ne, jinai per gera. Jeigu jinai prasta, tai kažkas ten nesimato. Bet jų yra muziejus užkonservuota, kažkur tai laikomi formaldehide ir panašiai. Teigiama, kad tai yra įslaptinta. Jeigu yra tokie dalykai, yra nuomonių, kad tai yra paslėpta ir tai, aišku, jau
kaip taisyklė karinių grupuočių, karinių vadovybių nuslėpti dalykai. Taip yra teigiama, bet žinoma, šito niekas negali net bandyti įrodyti šiai dienai. Tiesiog turbūt įrodymas būtų, jeigu tai galėtų būti toks, kad jeigu Suvienytų nacijų organizacija, kada priimtų deklaraciją ir paskelbtų, tai yra taip ir taip. Ai, kol kas visi tyli. Tai būtų įrodymas, o šiaip neaišku. Žodžiu, kol kas įrodymų nėra, bet apie tai daug kalbų. Dar daugiau kalbų bus po muzikos. Mes esame pokalbį su ufologo ateivių tyrinėtumi ir smagiu žmogumi Lukas Devita mūsų svečiuose. Ir dabar pakalbėkim pakankamai atvirai apie pačius ateivius. Apibūdink, prašau, Lukai, kaip atrodo statistinis ateivis? daug maž, nupiešk tą išvaizdą. Jo, kaip teigiama, pradedant nuo tokių, kaip mes žmonės, tikrai yra sakoma, kad galbūt yra kai kurie tokios rasės, kurie tiek panašiai žmogiška, humanoidinio tipo ateiviai, tai vadinami, kurie galėtų įsimaišyti gatvėje ir mes net pažintumėm. Iki tokių, kur galbūt patys populiariausi, tai vadinami pilkėjai. Jo, iš serialų. Fanekai, kas... Ir iš daugelio filmų žinomi visiems. Baisu darosi. Jie mažo ūgio ir su juodomis labai akimis be vyzdžių. Dažniausiai gal visur apsireiškintis ateiviai, bet jų šiaip yra daugiau variacijų. O kad netrodo labai jau kažkaip viskas sufantazuota, nes jie panašus į žmonės ir 2 kojos, 2 rankos, gal tik 3 pirštai. Kodėl jų nėra panašių į šernus, į sraigės arba į šernų ir sraigės vaiką? Jo, yra teigiama, kad yra tokių, kaip literatūra teigia, bet aišku, tai įvairovė paremta grinai pasakojimais daugiau negu kad bet kokia kita medžiaga. Iš kur kitų daugiau? Lukai, prašau, apibūdink keletą įdomesnių atvejų ateivių pasirodymo užsienyje ir Lietuvoje, gal po keletą. Galėtum apžvelgti. Bent po vieną užteks. Jo, po vieną gerą. Lietuvoje tai tikrai bent jau vienas turėtų būti kažkoks. O, Lietuvoje buvo tikrai nemažai jų, iš tikrųjų, kaip nekeista per tos 10 mečius. Vienas iš įdomesnių, tai kaip man asmeniškai, tai to, kad jis atspindėtas buvo iš užsienio žvalgybos. Išviešintas buvo dokumentas, kuriame rašome apie Lietuvą, apie Vilnių 1996 metai, kur policininkai matė objektą visai neaukštai virš žemės, 10-15 metrus, išvytėjo, virpėjo, kai jie bandė prisertinti, išlėkė čia Vilnius medininkai kelyje, tik tai 10 gal kilometrų nuo Vilniaus, kiek aš atsimenu, čia buvo tokia istorija. Jie sukėlė visus ant kojų, ten sulėkė aras, visi padaliniai policijos ir jie labai rimtai, jie ten ir radiaciją meravo ir buvo net interviu ir radijų duotas, ten jų komisaras pasisakė. Buvo garsas kažkoks, kai rašinė. Žodžiu, labai įdomi istorija, stulbinanti, aš nežinau, kodėl mes nežinom daugiau apie tai, taip kalbės. Kas iš kitų šalių užsienyje, kokie buvo įvykiai tokie? Ten tikrai daugybė tokių klasikinių vadinamų istorijų, kurios yra, šalininkai, kurie sako, buvo, kiti sako, nebuvo. Ir tašas 20 metų ar 30, tai tos vadinamas klasikinės ufologinės istorijos, tai Roswello gal tokia pirma ateina į mintį, kur teigiama, kad 47 metais nukrito skraidantį lėkštė, ar kas tai bebūtų, bet objektas Roswello, netoli Roswello miesto, nuo ko tas pavadinimas prikybo. Kas ten buvo, kas nukrito? Kaip pokarį, tai už tai ta technika dar pakankamai ribota, kas ten galėjo nukristi, tokia jau, jeigu žmonės tiesiog buvo apstulbę ir laikė, kad tai nežemiška, tai kažkas ypatingo buvo. Bet nėra iki šiol taip užtikrinto atsakymo. Bičių neištraukė iš to laivo? Teigiama, kad kažką ištraukė iš ten. Taip, kažką ištraukė. Gal tai buvo ne bičių, moteris? Nežinau, iš vis ar lytį galima nustatyti. Lukai, ar yra duomenų, kad ateiviai buvo dar tada, kai nebuvo žmogaus, kai nebuvo civilizacijų? Taip, yra tokia sritis ufologijai senovės astronautai, kuri tyrinėja galbūt ateiviai, jeigu jie, sakykime, apsilanko šiandien, galbūt jie apsilankė kažkada senai. Kodėl ne, pavyzdžiui, jeigu jie išsivystė ir jie yra šviesmečius nuo mūsų, jie galėjo atskristi, pavyzdžiui, prieš 10 000 metų. Tai taip, kažkuria prasme galbūt jie atskrido net tada, kai čia nieko nebuvo. Aš esu skaitęs, kad nėra jokios evoliucijos, jį išgalvota, kad žmonės į Žemę atvežė ateiviai. Taip, yra tokia visai nauja srovė. Gaila, kai kur net tapo yra kaip pusiau religinė sekta, iš šitos ideologijos pasidarė, bet kai kurie žmonės šiaip tyrinėja pakankamai, taip normaliai, šitą požiūrį bando nagrinėti, yra knygų parašyta keletą. Sako, kad ateiviai piramidės pastatė Egipte. Yra tiesos? Sakoma, galbūt jiem padėjo, arba bent jau piramidės buvo pastatytos ne taip primityviai, kaip kad istorijos vadovėliai mums bando papasakot, kad tai buvo grinai rankų darbas. Ten kažkas turėjo būti... Prilaikė šiek tiek, matyt, kraną, greičiausiai. Taip, netrukus tęsim pokalbį dar, ne? O mūsų svečias šiandien, kaip jau supratot, ne X-Files serialo herojus, o žmogus, kuris domisi ufologija.
ateivių tyrinėtojų ir ieškotojų Luko Devitos klausinėjame apie ne ką kito, apie nežemiškas civilizacijas. Ir Lukai, noriu tavęs paklausti, yra tokios mokslininkų išvestos teorijos, jog pagal tikimybę visatoje egzistuoja ne viena gyvybė ar jų formos, bet tiesioginis kontaktas vis dėlto nevyksta. Kodėl taip atsitinka? Oho, taip. Čia, sakykime, turbūt yra ta mūsų tokia jau populiariausia mokslinė nuomonė, nes nieks negalėtų pasakyti, kad, pavyzdžiui, visatoje nėra jokios gyvybės be mūsų. Šitą užtikrinti labai sunku, nes ta visata nesibaigianti, nieks negali patikrinti šito. O jeigu yra netgi sakoma, kad kažkas yra, na, ufologija bent jau turbūt stumia į priekį tie žmonės, kurie visgi mano, kad kontaktai kažkokie visgi yra, kad gali viena civilizacija išsivystyti ir galbūt aplankyti. Ir visgi kontaktas gali būti. Kol kas tai oficialusis mokslas nenori eiti tą visai temą ir jau štai... Bet kodėl? Jie bijo panikos greičiausiai, ar ne? Jie galbūt taip, yra manoma... Bijo žmonių panikos, nes, pažiūrėk, įvedam, tarkim, atsiprašau, pertraukiu Google, NASA slaptos nuotraukos ateiviai. Ane, mes randam tokių originalių tikrų nuotraukų, kur, iš tikrųjų yra laivai, apdegę tie ateiviai, ir tai iš pažiūros yra tikra. Ir galbūt tai yra tikra, tik mes nežinom to. Taip. Ir kas įdomiausia, yra labai, pavyzdžiui, rimtų liudijimų, sakykime, astronautai, JAF astronautai, Apollo misijos nariai, ten Amerikos didvyriai, Edgar Mitchellas, Gordon Cooperis, bent va 3, kiek atminti yra. Ką jie sako? Edward Aldrinas, jie visi 3, taip trumpai apibrėžus, tai jie visi tvirtina, kad NSO tai tikrai yra ir greičiausiai yra nežemiškos civilizacijos, kurios yra jau mūsų orbitoje apsilanko. Pat jie teigia tie žmonės, kurie buvo Mėnulyje. Ir tai yra, net Lietuvos ryte buvo straipsnis apie tai. Yra tokie dalykai, pernai vykę, kur net besidomintis apstulpsta. Tai aš stebiuosi, kad žmonės nereaguoja plačiau. Kai tau šiek tiek raš visokią ten įdomią informaciją ir aš suskaitęs netgi tokių, vyksta diskusija, pasirodo, kad vieni teigia, jog Amerikos astronautai nebuvo pirmieji. Jie neišlipo Mėnulyje. Tai yra teisybė, neteisybė. Yra ir tokia versija, žiauriai įdomi. Ten sako, vėliava neplevėsuoja, turėtų plevėsuoti, ten dar kažkokių detalijų atranda tame video, sakė, čia feikas, padarytas studijų kažkur, žinai. Tai čia kita tema, mums reikės pasikvies kokį nors astronautą. Perkim prie dar vienos temos figūros laukose, ar neišguldyti javai. Labai. Ateivių darbas. Ar ne? Greičiau, sakykime taip, aišku, yra žmonių daryti, yra tiesiogiai, kur prisipažinę žmonės, bet jų kiekis, yra skeptikų, kurie taip pat šaukia, prie ko čia ateiviai, bet sakykime, gerai, pažvelkim, jų kiekis yra grandiozinis, yra ištisi portalai, kurie kasmet apžvelgia ir jų ten vos ne šimtais per sezoną. Kodėl tai ne žmonės, iš ko galėtumėm spręsti? Kas tos ratus padarė Lukuse? Sakykime, ratai vyksta, jie atsiranda per naktį, pavyzdžiui, ir ten 100 metrų pločio, daug skersmo, jų visa apimtis išsudėtingas piešinys. Kaip, kokiu būdu, vieni mano, gal tai ypatingai gamtos reiškinys, žemės fenomenas, kažkas, kurio mes nesuprantam. Turiu tokią teoriją, manau, kad ten ateivis su ateivienė šiek tiek valiojasi ir viskas gaunasi. Klausyk, Lukai, jeigu susitiktų ateivis ir Čekas Norisas, kas laimėtų kovą? Tai nėra rimtas klausimas, Lukai. Šitas dar neištyrėme. Greičiausiai. Toks tai būtų oficialus atsakymas. Jo, kalbant apie tuos išguldytus javus, tai mano senelis dar sakydavo, paimdavo su bernais naminio lūčio, išgerdavo, pasimdavo šniūro, špagato, pagalį raidavo į laukus, reiškia, guldyti daugiau. Per naktį priguldydavo. Kokie ateiviai. Tvarkoj, nuvažiavom šiek tiek į pievas, netrukus grįšime, pakalbėsime šiek tiek rimčiau. Jo, pasižiūrėkite ir jūs nuotraukų internete, kas dar nematė, tikrai pamatysit gyvų, tikrų arba ne vaizdelį. Ir nekeičia vakarą iš šokius, nes jūs gali pagrobti ateiviai. Kalbame toliau apie ufologiją ir apie ateivius, kurie egzistuoja arba ne. Šito mes tikrai nesiekiam šios laidos metu išsiaiškinti. Vienas įdomus aspektas. Yra daug faktų, nuotraukų ir video, kurie jau yra pripažinti su klastotais, ne? Netikrais. Kodėl žmonės taip daro, Lukai? Kodėl jie klastoja? Kas tai? Ar psichozė, ar tiesiog debilizmas? Bent vakarų pasaulyje iš to yra kažkoks uždarbis iš tikrųjų, nors dažnai tai visi ufologai yra kaltinami to, kad jie viską daro vien dėl to, bet iš tikrųjų kai kuriam pasaulyje, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai vargu, ar kas nors daro dėl pinigų, nes čia greičiau atvirkščiai. Bet taip yra kažkur, tai gal išgarsėt nori žmonės, gal nori užsidirbti, ar filmų įsiūlyti po to, ar knygą parašyti po to. Visgi šitai tai yra žmogiška, kiekviena srity iš tikrųjų. O žmonės girdėjo ateiviai grobę, ką jie su jais daro, gal žinot? Jo, čia dar viena
ypatinga tokia atskira sritis, kuri netgi turbūt ufologus buvo padalinus į dvi stovyklas, vieni absoliučiai nepripažino. Šitą sakė, čia psichologinis fenomenas, gal klėdėsiai ir lyga, o kiti pripažino visgi galiausiai, kad tai yra toks fenomenas. Tai yra tų kontaktų, ar ne buvę? Taip, yra ant tiek paliudijimų daug, aišku, daugelis gal jų tikrai yra kaip psichozės atvejai, kaip įvairūs tiesiog psichofiziniai tokie fenomenai, bet visai nerealus dalykas, bet yra tikrai faktai tikrai, bet tikriausiai kalbomis, nes jie neparsiveža niekas, nei jokio daikto iš tos lėkštės. Jie netgi neturi savyje kokios nors ten detalytės, kurią implantavo ateiviai. Taip, čia tas matuojama tik liudininkais, tas tikrumas turbūt, nes jeigu yra daugiau liudininkai, kurie matė tikrai, jeigu kažkoks žmogus pakilo į objektą. Čia tokie labai reti atvejai, bet taip yra kaip ir minimi. Ir vienas kitas toks yra. Ir dar netgi viena žmonių grupė yra, kurie tiki ateiviais, jie save vadina kontaktuotojais. Tie, kurių ateiviai negrobia, jie patys kontaktuoja su ateiviais, ateiviai paima juos esą į savo ten kažkokius lėktuvus ar lėkštes. Ir dalinasi informacija apie žmoniją ir taip toliau. Kodėl jie susisiekė, tu man dabar papasok, ne su prezidentais, ne su mokslininkais, ne su bent jau mokytojais, o su kažkokiais paprastais žmonėmis. Ir dažniausiai amerikiečiais. Amerikai pastebi. Gal nusivylę politikais ir jie, kai kada sakoma, ir kreipiasi galiausiai paprastus žmonės. Bet tikrai sunku pasakyti, kodėl taip yra. Sakoma, kad kartais yra kontaktų ir su aukšto rango, sakykime, politiniais pareigūnais ir karininkais. Tik tai kai kurie iš jų, ar daugelis netgi iš jų visgi netaip greit prisipažįsta, kad tai yra. Pakalbėkim taip paprastai iš tikrųjų. Ar gyveni vienkiemi, tarkim, žmogus, ar ne kaime, naktis, žiema, ar reikia bijoti prieš einant miegoti, kas labai tikė? Ar reikia užsikabinti duris? Reikia užsikabinti. Tas, kad labai tikė ateivis, turbūt tikrai būtų iššūkis miegoti vienam name kažkur lauke. Tai prisipažinsiu, būna bangų, iš tikrųjų, jeigu būčiau vienas miške trobelį, gal aš užsidaryčiau net ir be ateivių. Šiaip, yra toksai, žmogui būdingas kažkoks tai tamsos ir vienumos, sakykime, nemalonus jausmas, kuris kelia baimę. Lukai, tai ko labiau reikia bijoti? Vagių, vilkų, piktų laukinių šunų ar ateivių? Aš manau, kartais kažko nežinoma mes bijom labiau negu kad konkrečių dalykų. Klausytojas klausė, Aidas sako, internetas mirga nuo ateivių, nuotraukų ir panašiai, yra tokių rimtų įrodymų, tai kaip ir nėra. Amerikoje daromi tyrimai. Tai žiniasklaida kodėl taip daro iš tikrųjų? Kodėl čia taip yra? Klausimas toksai. Ko jie siekia iš vis atspindėti? Tai kad yra žiniasklaida. Žiniasklaida tikrai yra įvairaus lygio ir jinai dažniausiai pakartoja vieną tą patį pranešimą, kuris eina. Žiniasklaida pati netiria. Visgi yra kai kur rezultatai, kurie mokslininkas trimituoja, kad jis pasiekė, kad čia yra patvirtinta, bet visgi jo galiausiai netikė, dar reikia palaukti, gal ir nepasiruošę žmonės. Pakankamai prigazinom senutes ir jaunas mergeles, kurios dabar tiki tais ateiviais ir neis į diskoteką. Paskutinis klausimas prieš baigiant mūsų pokalbį. Patark, kaip reikėtų elgtis su ateiviu, kai jį pamatai? Bėgti nuo jo ar kviesti arbatos? Gal jį galima parduoti pelningai? Gal geriau su atsargiai. Žmogiškai, kultūringai gal ir jis taip pažiūrės. Aš manau, jis tikrai taip pažiūrės. Na ką, ačiū tau už pokalbį, dar prieš atsisveikinant vienas klausimas. Klausytojas sako, mačiau, arti žemės praskrido kažkoks geltonas daiktas, bet ne lėktuvas, nes labai didelis greitis. Taip. Tokių istorijų tenka pačiam girdėti. Iš tikrųjų, vienas iš tų dažnų vadinamų atvejų, tikrai. Kitas dažnas, tarp kitko, jeigu dar tik tai sekundę kokią turim įterpsiu, yra trikampio formos objektas, iš tikrųjų irgi dažnai matomas, netgi Lietuvoje. Bet šis toks praskridęs, mislingas rutulys ar žvaigždė, skrendantį tai yra vienas iš dažniausių atvejų, bet jis galbūt tikras. Ačiū Lukai, kad atėjai į studiją, ačiū tau už pokalbį. Ačiū Jums labai. Tai pasikalbėjome apie ateivius ir belieka tikėti, kad jie negyvena Lietuvoje. Čia mano radijas. Alio, kaip sakant, restartas eina. Na ką, pasismaginome su nežemiškomis būtybėmis, apkalbėjome jas visais kampais, dabar pasismaginsime muzikos gabalų, apie kurį nieko nenutuokia muzikos redaktorius.